Mikė pūkuotukas. Filmuką įgarsino Giedrė ir Vygantas. Pirma dalis, kurioje susipažįstame su Mikė pūkuotuku ir keliomis įtartinomis bitėmis. Labai seniai, rodos aną penktadienį, vienoj šaly gyveno meškiukas vardu Mikė pūkuotukas. Kodėl toks keistas vardas? Todėl, kad ant jo durų buvo užrašas Mikė pūkuotukas. Kartą Mikė pūkuotukas išsiruošė į mišką. Panoro šiek tiek pasistiprinti. Jis visada mėgdavo gerai pavalgyti. Be to jis buvo poetas ir laisvalaikiu kurdavo eiles. Ir netgi dainelės. Maždaug tokias. Tuščias smegeniniai učia, pamparam tik vėjai pučia. Ar anksti kasau pakaušį ne bėda. Man pakaušį drūblį šiaušia visada. Nors galveliai pučia, bet man gera učia. Nors mano galveliai rūkas, bet ten mano mintis sukas. Sugalvoju šičia viską aš savaip, taip. Pūkuotukas jų gyvena neblogai. Ir dainas gražias dainuoja jis už tai. Ką daryti jis be pradėtų, kad tik tai nesulėsėtų? Betgi šito juk nebus, jis laiku sukirs pietus. Taip? Tam param param pam 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 param 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 pam 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 param 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 pam param param pam 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 param. Tai ne šiaip sau zi. Medis pats zys negali. Jis vis tiek čia kažką zyzia. O kam tau zys, jei tu ne bitė? Manyčiau taip. O kodėl gyvena bitės? Ogi todėl, kad darytų medų. Manyčiau taip. O kam reikia to medaus? Ogi tam, kad aš jį valgyčiau. Manyčiau taip. Jei meškiukas būtų bitė, aš kalbu visai rimtai, nesiimtų įstatyti savo namo taip aukštai. Oi! Mėgsta medų žinai. O kodėl ar tu žinai? Pasakyk, toks gudrus. Kuo jūs traukia tas medus? Mama! Taigi, Mikė pūkuotukas susiruošė pas savo geriausią draugą Knysliuką, kuris gyvena namelyje su užrašu pašaliniams D. O ką tai reiškia pašaliniams D, nežinojo net pats Knysliukas. Labas rytas, Mikė pūkuotuk. Labas rytas, Knysliuk. Įdomu, ar tu kartais neturi oro baliono? Oro baliono? Taip. Aš kaip tik jau pro šalį ir galvoju, ar kartais neturi Knysliukas oro baliono. O kam tau prireikia baliono? Medus. Kas? Medus. Kasgi taip eina medaus su oro balionėliais? Aš einu. O kaip tik vakar vakare Knysliukas svečiavosi pas Tiršiuką ir ten jam padovanojo 2 gražius balionėlius – mėlyną ir žalią. Kuris tau labiau patinka? Štai kas. Kai tu eini medaus, svarbu, kad bitės tavęs nepastebėtų. Aha. Jei balionas žalias, jūs gali pagalvoti, kad tai lapas ir nepastebės jo. Aha. Jeigu balionas mėlynas, jos pamandys, kad tai dangaus mėlynė ir vėl nieko nepastebės. Supratai? Kaip tu manai, jos nepastebės po balionų tavęs? Gal pastebės, o gal ir ne. Aš apsimesiu, kad aš esu mažas debesėlis. Tada jos nesusigaudys. Aha. Tada tau geriau pasimti mėlynąjį.
Kur einam mes su Knisliuku, neklausinėkit mus. Niekas neatspės, nepasakys, o ne. Taip, ar tu turi skėtį? Skėtį? Aš kaip tik pagalvojau, ar nepasimti mums dėl viso pikto skėčio. Iš to bičių galima visko sulaukti. Aha. Kur einam mes su Knisliuku, neklausinėkit mus. Niekas neatspės, nepasakys, o ne. Taip, palaikyk. Tai va, dabar aš toks, kaip tikras juodas debesėlis. Kur einam mes su Knisliuku, neklausinėkit mus. Niekas neatspės, nepasakys, o ne. Taip. Ne, pripūs balioną. Aha. Paleisk. Aha, puiku. Na, į ką aš dabar panašus? Į meškiuką, kuris dabar skrenda oro balionu. O į mažytį debesėlį argi nepanašus? Ne, nelabai. Na, tai tiek to. Gal iš čia labiau panašus. Ar gali žinoti, kas šaus toms bitėm į galvą? Knisliuk. Man rodos, bitės kažką įtaria. Ką įtaria? Nežinau, bet jos elgėsi labai įtartinai. Gal jos galvoja, kad tu nori jų metų iškopti? Knisliuk. Atrodo, aš netiki, kad aš juodas debesėlis. Tai ką daryti? Iškleisk skėtį, vaikščiu ten ir atgal. Aš dainuosiu debesėlių dainą, tu žiūrėk į mane ir sakyk, rodos lietus kaupėsi. Aha. Rodos lietus kaupėsi. Rodos lietus kaupėsi. Aš mažas debesėlis, aš nelokis visai. Skris gerą debesėliui, padangiai, tfu, aukštai. Oi, Knisliuk. Rodos lietus kaupėsi. Ką? Aš galvoju, viską supratau. Pasirodo, tai netikros bitės. Visai netikros. Jos daro netikrą medų. Oi, aš jau žemyn leidžius. Rodos lietus kaupėsi. O kaip? Aš apie tai dar nepagalvojau. Rodos lietus kaupėsi. Knisliuk. Ką? Ar tu turi namie šautuvą? Turiu. Neški čia greičiau. Nesuoji žydroj padangiai ir mielai ir jauku. Pfu. Legučiai debesėliai dainuoja virš lagų. Pfu. Oi, Knisliuk. Aš čia. Šauk. Kurgi tu šaudai? Į bitę šoviau. Ne į bites. Tu turi numušti balioną. Na, jeigu aš pataikysiu balioną, jis susprogs. O jei nepataikysi, tada aš nukentėsiu. Aha. Oi. Argi nepataikiau? Ne tai, kad visai nepataikiai. Tik nepataikiai į balioną. Prašau, atleisk. Mikė. Gal būtent todėl, bet tiksliai negalima pasakyti tikrai, jį ir pavadino Mikė Pukotuku. Ar ne laikas mums pasistiprinti? Man atrodo, laikas. Kągi, štai ir pasaka baigta. Tai yra tik šios pasakos pabaiga. O dar yra ir kitos pasakos apie Pukotuką ir triušį, apie Knisliuką ir seną pilką asiliuką ir apie visus kitus.
pabaiga.